Labą vakarą. Sveiki visi susirinkę į Švenčionių miesto parką švęsti Valstybės dieną. Šiandieną minime pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės diena. Šią progą sveikinimo žodį kviečiame tarti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narį ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Seimą Kęstutį Savicką. Liepos 6. Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo diena. Kaskart primena mums didingą Lietuvos praeitį ir verčia mus peržvelgti mūsų valstybingumo ištakas. Tai mūsų valstybės šaknys, laikančios ir leidžiančios jai stiebtis į aukštumas. Todėl sėkmės, stiprybės ir turtingos savo šalies praeities branginkime valstybę, kurioje gyvename, ir didžiuokimės ją. Sveikinu Valstybės dienos progą, linkiu visiems vienybės, darnos ir atkaklumo, kuriant mūsų valstybės dabartį ir ateitį. Su švente, mylėjai. Jei Lietuva tavo tėvynė, kur bebūtum, ką bedarytum, lygiai 21 valandą jos garbiai giedok tautišką giesmę. Ko gero toks paprastumas ir leido jai įsitvirtinti žmonių širdise, himno giedojimas Valstybės dieną tapo pasididžiavimo savo kilme diena, ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvių bendruomenėse. Taigi kviečiame visus ateiti arčiau, susikabinti už rankų ir sudainuoti Lietuvos himną. Taigi prašome čia arčiau visus. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, tęs stiprybės semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Kur dievulis savo lietų dangų, kur alyvose, ten paukšteliai viena švyti žuvys ežerų dugne. Pažiūrės į leliją, vėjas tyliai pasakys: viešpaties lelija, viešpaties lelija, Lietuva, vėjose lelija, Lietuva, mariose lelija.
Ačiū labai.